Tai kaip jums tokia vasarėlė? Neblogai. Vėjukas padalčia, biškį pavartė, biškį nutraukė kai ką. Visi turbūt supratote, kad be kaupiklių šiuo metu tai neįmanoma, nes dar vis Lietuvoje, kaip ir šiandien sekmadienis dar yra 250 000, sakė klientų, be elektros. Tai kaip suprantate, kaupiklius reikia turėti. O kas pas mane naujo? Tai pas mane naujo tai toks dalykas, mano senas ąžuolas, vienas kuris yra, tai vienas yra didesnis, šitas yra dvigubas, nuo to vėjo skilo, ta prasme plyšo, jisai čia buvo matyti išpūvęs, tai šiaurinis vėjas ir lietus išjudino patį ąžuolą ir jisai įsirėmė, kaip čia matosi, į klevą. Didokas, nežinau kaip jums čia pasakyti dabar, kokia didumo. Čia gal kokie 3 apkabintame, gal 4. Senas ąžuolas, tik taip gaila vis dėlto. Tai teks papjauti ir teks šitą klevą naikinti, nes jisai tiksliai nenuvirs, o tai yra labai pavojinga. Tai teks panaikinti šitą ąžuolą. Nieko nepadarysi. Nes, kaip sakant, specialiai jo nepūdėm, paprasčiausiai atėjo laikas medžiui išeiti, kaip sakant, baigti savo stovėjimą. Tai mes jam tik tai pagelbėsim. Kas toliau? Toliau paaiškinsiu, šitas panelės atjungiau nuo ESO ir pajungiau prie savo baterijų krovimo. Ir šitas panelės pajungiau ant kito MPPT-šniko, parodysiu kokį įsigijau. Ten 6 panelės. Šį čia tai va vieną panelę atjungiau, nes per didelį įtampą gautasi mano 5 kW, 5,5 kW inverterių, tai palikau ant 10 panelių. O šitas 6 panelės, tai 3 po 3 sujungiau, 3 nuosekliai, kaip sakant, ir lygiagrečiai. Tai gaunasi daugmaž 100 V apie netoli 20 A srovė ir pajungiau vieno MPPT-šniko. Tai parodysiu, kaip sujungiau. Šitas panelės po kol kas atjungiau. Jungsime prie kito dar MPPT-šniko. Tai bus taip pat 3 ir dar ten 3 uždėsiu. Bus taip pat lygiagrečiai 3 panelės su 3 panelėm sujungtos. Tai gaudysim čia vakarinę saulę. O kitais metais bandysime tas 3 panelės vienas permesti ir jinai tenai į rytinę pusę, kad gaudytų rytinę saulę. Na tai ką padariau, tai va prie šito inverteriaus pajungiau 10 panelių, tai galim pasižiūrėti, 8 A eina, 2,78 kW. Aišku, dabar saulė jau eina į vakaro pusę, po 4,20, bet šiaip neblogai. 7,6. O čia pas mane sujungta ir pajungta štai naujas MPPT-šnikas. Čia yra 60 A. Tai visai neseniai pajungiau. Tai jeigu pasižiūrėti, tai va 75 V, ant apkrovos vadinamos, ir 16 A krauna baterijas, 53 V, 880 W. Ten yra po 250 W panelės, tai visoje sumoje turėtų būti 1,5 kW, bet jau, kaip sakant, vakarėje, tai buvo, gal prieš kokį gerą pusvalandį žiūrėjau, tai buvo beveik kilovatas, bet vis tiek saulė dar nebuvo. Tai ką čia, kaip sakant, brėžia net grafiką, tai max matote 1022 ir srovė didžiausia buvo 19,10 A. Tai va toks va MPPT-šnikas.
Šiandien tik pakūriau, tai ilgai laukiau, ta prasme, neprisiverčiau, kaip sakant, prikabinti, bet va, kaip privertė tas, kad beveik 2 paras nebuvo elektros, tai teko perjungti ir paneles, kad grinai krautų baterijas ir dabar visas namas pastoviai yra pajungtas ant baterijų. Tai kaip sakant, pagalba baterijoms prie šitų saulės panelių prijungiau dar, kaip ir rodžiau ten lauke, tas 6 savo senas panelės. Rudenį artėja tas toksai vadinamas laikotarpis, kada bus gana tokios dienos visą laiką nesaulėtos, tai bandysime išpešti jungdami panelės lygiagrečiai. Darysiu automatiką, kad persijungtų iš lygiagretaus į nuoseklų. Visokių tokių minčių yra, kaip yra sujungti. Nežinau, ar išeis pirmą automatiškai perjunginėti, ar teks rankiniu būdu sėdint namuose. Dar pagalvosim, jeigu kažkas tai gausis, tai pabandysime parodyti, kas gavosi. Kaip matote, dar iš viso tik tai 0,13-19 kW, tai yra šitas inverteris iš viso prigaminęs. Tai sakau, šiandien pajungiau. Smagu žiūrėti, iš karto matosi. Aišku, dar pilnai tiksliai nenustačiau įtampas, kokios yra krovimo ir kada baigė, ta prasme, kad neperkrautų baterijas. Tai reikia dar nustatymus pasižiūrėti, nes įtampos biškiukas skiriasi. Tai jeigu pasižiūrėti, dabar baterijų įtampa rodo 53-58. O jeigu čia pasižiūrėti, mato 36 amperai kačiuojasi. 53,6, 53,59, tai nelabai skiriasi. Čia yra 2 kableliai tai yra 100-53,59, 53,6, daug maž vienodai. Aišku, čia nerodo, tik tai šimtųjų. Tai reiškia normaliai rodo. Abudu kiniečiai ir įtampų labai didelis įsivaikščiojimas nėra, tai mane tas džiugina. Reiškia, galima daugmaž įtampas nustatyti su šito invertiniu hibridiniu, kur yra čia nustatyti šiek tiek žemesnė įtampa, o čia šiek tiek aukštesnė įtampa krovimo, kad šitas MPPTšnikas siurbtų, kad ir būtų ten labai jau tokia apsiniaukusi ir kad jisai dar papildomai dakrautų iki galo, jeigu šitas inverteris, kaip sakant, nebekraus, nes jo pradinė įtampa, kaip aš atsimenu, startinė įtampa yra 120 V, o šito startinė įtampa yra, jeigu neklystu, tuoj pasižiūrėsiu. Šito yra taip, šito startinė įtampa yra 65 V. Prie 48 V sistemos 65 V yra MPT working voltage range. Jis startuoja nuo 65 V. Ir čia. Tiek, kad jo maksimali įtampa yra 175 V, jau čia yra galutinė riba, tai 170 V. Tai kaip ir sakiau, pas mane panelės yra 100 V, ten tos 250 W. Tai kaip tik šitam MPPTšnikui tinka, dar to pačiu ir ten, kur rodžiau, kur ant malkinės yra dar, kur bus 6 panelės. Taip pat tiks tokiam pačiam MPPTšnikui.
Tai va toks va būtų video, senai berodžiau. Kas naujo, paprasčiausiai vasara prabėgo, visi turėjome elektros į valias, bet dabar ateina ruduo ir kaip žinote, reikia pradėti ruoštis rudeniniam sezonui. Tai laukiu jūsų komentarų, jūsų nuomonių, ką galvojate apie tai, ką jūs pasidarėte gero ir kaip tik pribręs kažkoks reikalas nufilmuoti kažkokį naują video, tai parodysiu ką naujo. Tai iki viso.